atsisveikinimas su Pėtės sodyba, nes jau parduoda. Taip atrodo dabar tokie skirtumai. Попрошайка. Plaukiantis namukas ir gyvent galima, su varikliu, su viskuo. Na ką, dabar Jonas išdarinėja lašišą kartu su... Oi, kaip gražu. Ikrų 5 kg iš vienos. Eikit, melagiai jūs. Va, čia tiek maišų. Su Jonu prigaudėm biškį, taip prasisukom šįryt, anksti atsikėlėm ir prigaudėm. Gerai, šaunuoliai. Čia į šitą va mėlyną dėsim bus pilnas. Gerai kibo. O čia vat yra lašišų maitinimo namelis. Mes jį pritraukiam arčiau. Va, koks gražus. A tu viską filmavai ar nieko dar nefilmavai? Čia yra ežeras, prie kurio yra kaimo turizmo sodyba. O čia yra baksas, kuris laukia žuvies. Saulius jam truputėlį duoda. Čia rūkykla, kur rūko žuvį. Mes vieną žuvį gavom. Lašišą, va. Tai kaip tik nuo žemės ima jisai, taip neima šunį. Čia yra Pėtės pirtis, kurioje mes vakar maudėmės. O ten toli matosi namelis, kuriame mes miegojome šiąnakt. Tiesiog ant ežero kranto. Šito liepto aš po pirties kritau į vandenį. Šitai pirtis atrodo iš vidaus. Čia mes gulėjom ant to gultų po pirties. Po to einu į patalpą, kur yra maudomasi. Ir po to į patalpą, kur pati pirtis. Patys gultai. Ir pečius. Bet pakura. Žodžiu, čia labai fainas pirtis. Prie kuriame mes gyvename. Šiąnakt nakvojame iš arti. Jis tiesiog yra ant ežero kranto. Tokia veranda, langas, viskas iš medžio. O toliau mes čia vakar, bet kepėm šašlykus. Čia mes kepėm ne šašlykus, o šonkauliukus. Sėdėjom, vakarojom ilgai. Kitas prie pat namelio. Viskas. Ežeras, pušis. Mūsų namelis, lipimas. Nu, toks. Čia važiuojant iš Kosmozero, važiuojant per Tolvąją iš Šunga. Tokie smigla užėjai. Ką migla, jokio vaizdo. Koks vaizdelis gražus. Ežerai. Ar mane? Kažkas. Aš taip ir galvojau, kad jis tenai lips.
Meškos kalnas. Čia tau medžiai užstos, tu nieko nematysi. Čia anksčiau slidžių trasos būdavo viskas. Dabar viskas apleista, dar sponsorių matoma neranda, nieko. Anksčiau viskas sulūžė, viskas Saulius tas filmuoja. Na ir vėl 2007-ieji, vėl tas pats ežeras, vėl tos pačios mergos. Ne tos pačios, viena kita. Pavėsinė ta pati. Ir aš tas pats, tik tai kitoj vietoj. Skrajūnai Olandai. Lyti, moj diližans. Пьяные бабы. Ну не совсем все бабы. Jisai nemato. Prova daro lelelę. Pažiūrėkit į girtą babą. Тишина, тишина. Vakaras tik ramu. Tykus vakars be vėjo. Be vėjo, be vėjo. Grįžau iš Spanguolių. Šlapės, gręžk megztinius. Nu, litrą pririnkau, bet nedaugiau. Man tai ir tai dviriškas žygis. O hebra, va tenai, tuoj parodysiu. Irgi grįžta. Grįžta iš medžioklės, Spanguolių medžioklės. Du grįžta, trečio nėr. Girvaso hidroelektrinė. Čia vanduo kaip bėga, tai siaubas kokia. Yra ką pažiūrėti, ne? Čia tai vaizdas. Girvaso elektrinė. Kažkur tai ant kalno. Čia Girvase kita užtvanka. Ten Gyvačio krioklys. Čia vaizdas iš pirties.
O čia šokinėdavom, iš pirties. Ilga A. A, su nosinė. Su nosinė. Ašis, su nosimi. Jo. Nežinau. Aš visą laiką skaičiau lietuviškai, kaip priklauso ašis. Nu, pafilmuojamas. Mane, prašau, irgi. Aha. Sako, neteisingai, reikia Čia aš sakyti tave ašis. švariai aprengiau. Tada sakau, ne ilga A. O čia parašyta ilga A. Reikia ašis. Operacijos. Vat niekai negalėjau susikalbėti su nieko. Visą tą. Nei su mokytoju, nei su nieko. Man Jau svorį patėm, jau yra daug. Po du tai. Du svorius jau kėliau. činis. Lietuvoj. Ai, Lietuvoj bačinis. Ten, žinai, pusiau atskiestas ten gali. Ne, tuo metu dar neskėdytų. Ką tu? Skiedė visada. Ne, jau. klausyk, ne. Skiedė. Nu, ne.